Fiskalinės institucijos funkciją vykdanti valstybės kontrolė savo iniciatyvą atliko Lietuvos viešųjų finansų 2024-2027 metų vertinimą. Lietuvoje nepriklausomos fiskalinės institucijos funkcijas atlieka valstybės kontrolės biudžeto stebėsenos departamentas. Įprastai nepriklausomos fiskalinės institucijos yra arba atskiros institucijos su savo taryba, arba įkurtos prie parlamento kaip parlamentinės biudžeto tarnybos. Europoje tik dar 2 šalyse, Suomijoje ir Prancūzijoje, ši funkcija yra priskirta nacionaliniai audito institucijai. Mūsų departamentas buvo įkurtas Lietuvai įstojus į Eurozoną. Ir jau beveik 10 metų mes savo analizėmis siekiame prisidėti prie valdžios sektoriaus finansų tvarumo ir stabilios ūkio plėtros. Tai yra užtikrinti žemą nedarbo lygį, darbo pajamų ir socialinių išmokų augimą bei valdomą infliaciją. Pagrindinė mūsų veikla, kaip ir analogiškų institucijų pasaulyje, yra makroekonominių prognozių vertinimas ir tvirtinimas, fiskalinės drausmės taisyklių laikymosi vertinimas. Savo išvadomis ir vertinimais siekiame skatinti fiskalinį skaidrumą. Kuo skiriamės nuo kitų valstybės kontrolės departamentų? Esame ekonomistai ir atliekame analizės, vertinimus. Teikiame išvadas, tačiau mūsų produktai nėra auditai, neteikiame rekomendacijų. Mūsų įžvalgos grindžiamos ne tik duomenimis, matematiniais modeliais, bet ir prognozėmis, ekspertinėmis žiniomis. Nuo savo veiklos pradžios vertiname ir tvirtiname Finansų ministerijos skelbiamą ekonominės raidos scenarijų, kuris yra biudžeto planavimo pradžia ir pamatas. Biudžeto planavimas turi būti grindžiamas labiausiai tikėtinu arba atsargesniu makroekonominiu scenarijumi. Savo vertinimu siekiame nustatyti, ar Finansų ministerijos scenarijus gali būti tokių laikomas. Analizės metu taikome įvairius metodus, vienas vertinimo elementų yra rengiamos nepriklausomos makroekonominės prognozės. Nuo praėjusių metų rugsėjo mėnesio savo prognozes pradėjome skelbti viešai. Tai naudinga keletų aspektų. Pirmiausia, ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos vertinimo tai atitinka gerąją nepriklausomų fiskalinių institucijų praktiką ir prisideda prie didesnio mūsų atliekamo vertinimo skaidrumo ir patikimumo. Kitaip tariant, tampa dar aiškiau, kuo vadovaujamės vertindami ekonominės raidos scenarijų. Antra, patikimos ir tikslios prognozės padeda apdairiau suplanuoti biudžetą, siekiant laikytis fiskalinės drausmės. Jei numatoma šalies ekonomikos raida būtų pernelyg optimistinė, tai kurtų didesnių valdžios sektoriaus pajamų iliuziją ir politikos formuotojams suteiktų erdvės planuoti didesnės išlaidas. Padidėjęs deficitas atitinkamai lemtų aukštesnę netikėtas į valstybės skolą. Tarptautinių organizacijų tyrimai atskleidžia, kad nepriklausomų fiskalinių institucijų parengtos ar patvirtintos prognozės mažiau šališkos. Galiausiai savo prognozėmis suteikime visuomeniai papildomą nuomonę apie šalies ekonomikos perspektyvas. Mūsų projekcijas galite rasti išvadose dėl ekonominės raidos scenarijos tvirtinimo ir valstybės kontrolės interneto svetainės skiltyje biudžeto stebėsena. Kas yra fiskalinės drausmės taisyklės, kurių laikymasi vertiname? Tai konstitucinių įstatymų įtvirtinti reikalavimai valdžios sektoriaus biudžetams, ribojantys deficitus. Šių taisyklių tikslas – ekonominis stabilizavimas ir skolos tvarumo užtikrinimas. Tvari skola iš esmės reiškia, kad šalis galės padengti savo įsipareigojimus. Ekonominio stabilizavimo tikslas reikalauja kaupti atsargas ir pristabdyti ekonomiką, kai ji auga netvariai, ir ją skatinti ekonominio nuosmukio metu. Tai vadinama anticiklinė fiskalinė politika. Ekonominio pakilimo metu svarbu neapsigauti ir papildomų ciklinių pajamų nepaversti ilgalaikėmis išlaidomis, o atėjus sunkesniems laikams, kai sumažėja biudžeto pajamos, išaugo išlaidos, pavyzdžiui, nedarbo draudimui, deficitas gali padėti šalies ūkiui greičiau atsitiesti. Kad galėtume atsakyti, ar ekonomiką reikia skatinti, ar verčiau kaupti atsargas, reikia įvertinti produkcijos atotrūkį nuo potencialo. Įvertinę, kokia balanso dalis yra nulemta ekonomikos ciklo ir vienkartinių veiksnių, sprendžiame, ar deficitas nėra per didelis. Tokį koreguotą balanso įvertį vadiname struktūriniu. Ar fiskalinės drausmės taisyklės padeda vykdyti anticiklinę politiką? Paveiksle kairėje pateikta fiskalinės politikos kryptis iki šių taisyklių įvedimo, o dešinėje po. Anksčiau politika dažniau patekdavo į prociklinės politikos kvadratus, o pastaruoju metu dažniau būna anticiklinė. Taip pat, mūsų vertinimu šiais metais bus vykdoma anticiklinė fiskalinė politika. Ekonomika bus skatinama, jei esant žemiau savo potencialaus lygio.
Atlikome valdžios sektoriaus finansų padėties 2024-2027 metų vertinimą. Atsižvelgia į naujausią informaciją įvertino, kad 2024 metų valdžios sektoriaus deficitas gali siekti 2 procentus bendrojo vidaus produkto, o tai mažiau nei numatyta biudžeto įstatyme. Tokį rezultatą lemia kovo mėnesį atnaujintos makroekonominės raidos projekcijos ir 2023 metų mažesnis deficitas nei planuota 2024 metų biudžeto projekte. Atsižvelgiant į sparčiai augančio darbo užmokesčio fondo prognozes, mūsų vertinimų pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio šiais metais gali būti didesnės nei numatyta biudžete. Pajamų iš pelno ir pridėtinės vertės mokesčių surinkimas gali būti artimas numatytam biudžeto įstatymui. Žinoma, neapibrėžtumas dėl makroekonominės raidos išlieka, todėl yra svarbu apdairiai formuoti kitų metų biudžetus. Šiuo metu kaip tik dedami 2025-2027 metų valstybės biudžeto projekto pamatai ir sprendžiama dėl finansavimo prioritetų. Atsižvelgia į tai, parengėme prognozes, skirtas atskleisti galimus ateities scenarius, rizikas, siekdami paskatinti politikus priimti atitinkamus sprendimus. Scenarijai skiriasi tik prielaida dėl papildomų pajamų šaltinių gynybai. Ryškia linija pažymėta, kur šie papildomų pajamų šaltiniai yra įtraukti. Blankia linija, kur nėra. Abu scenarijai numato didesnės išlaidas gynybai iki 3 procentų bendrojo vidaus produkto nuo 2025 metų. Taip pat įtraukti kasmet išlaidas didinantis politikų sprendimai, kurie dar nėra priimti, bet yra labai tikėtini. Pavyzdžiui, dėl papildomo pensijų indeksavimo, viešojo sektoriaus atlyginimo didinimo medikams, mokytojams ir panašiai. Mūsų vertinimu, numatant papildomus pajamų šaltinius gynybai, valdžios sektoriaus deficitas augtų lėčiau nei jų nenumačius. Vis dėlto, net priėmus sprendimus dėl papildomų pajamų šaltinių gynybai, bet papildomais pajamų šaltiniais neatsvėrus įprastai kasmet didinamų kitų ilgalaikių išlaidų, 2027 metų deficitas galėtų viršti 3 procentų bendrojo vidaus produkto Maastrichto kriterijaus ribą. Žinoma, prognozės nebūtinai reiškia, kad jos išsipildys. Tai priklauso nuo politikos sprendimų. Spaudimas išlaidoms augti yra didelis. Yra ir kitų poreikių, kurių neįtraukime, bet jiems gali būti reikalingas finansavimas. Pavyzdžiui, sveikatos apsaugos išlaidoms skiriama mažiau nei vidutiniškai Europos Sąjungoje. Dalį šio skirtumo kompensuoja namų ūkiai. Namų ūkių sveikatai tenkančių išlaidų dalis, sumokama iš savo kišenės, yra daugiau nei 2 didesnė nei Europos Sąjungos šalyse. Visiems poreikiams finansuoti reikalingos pajamos, o išlaidoms viršinant pajamas susidaro deficitas. Projektuojamas deficitas veiks ir valstybės skolą. Numatome, kad šiemet jis sieks beveik 39 procentus BVP. Papildomais pajamų šaltiniais neatsvėrus įprastai kasmet didinamų ilgalaikių išlaidų, likusių vidutinių laikotarpių skola toliau augs. Projektuojame, kad 2027 metais jis sieks 44 procentus BVP. Jei sprendimai dėl papildomų pajamų šaltinių gynybos finansavimo nebūtų priimti, valstybės skola augtų dar sparčiau ir minėtais metais galėtų viršyti 45 procentus BVP. Vis dėlto reikia nepamiršti, kad kitų ES šalių kontekste Lietuvos skolos ir BVP santykis nėra didelis. Skolos tvarumą nusako galimybės ją grąžinti, todėl skolintas lėšas svarbu kreipti į investicijas. Tai didintų šalies ekonomikos augimo potencialą ir galimybės išlaikyti skolą tvarią. Išaugus palūkanų normoms, skola refinansuojama brangesnėmis vertybinių popierių emisijomis, todėl už skolos aptarnavimą mokame vis daugiau. Projektuojame, kad išlaidos palūkanoms šiemet sieks apie 500 milijonų eurų ir kasmet didės. 2027 metais jos jau gali būti 2 didesnės ir siekti per 1 milijardą eurų. Tai reiškia, kad ateityje reikės skirti daugiau išteklių skolos aptarnavimui, kai juos būtų galima panaudoti kitoms svarbioms viešosioms sritims. Svarbu paminėti, kad atsižvelgus į ekonomikos dydį, praeityje esam mokėję palūkanų ir daugiau. Kokie būdai sumažintų skolinimosi poreikiai? Vienas jų – mažinti išlaidas. Efektyvus išteklių valdymas yra puikus tikslas, tačiau tikėtina, kad einant šiuo keliu nukentėtų viešųjų paslaugų kokybė arba dalies jų tektų atsisakyti. Kitas būdas – didinti pajamas. Pavyzdžiui, atsisakius lengvatų, į biudžetą galėtų būti surenkama daugiau pajamų. Žinoma, lengvatos skirtos valstybei svarbiems tikslams, tačiau kartais jos turi neigiamų pasekmių. Geras to pavyzdys – pelno mokesčio lengvata, kuri užuot skatinusi įmonės augti, sukūrė priešingą efektą. Paveiksle matyti, kad įmonės, norėdamos neprarasti 5 procentų pelno mokesčio lengvatos, siekia likti smulkios, todėl susidaro įmonių sangrūda ties 300 000 eurų mokesčio lengvatos riba. Mūsų valdžios sektoriaus pajamų lygis išlieka vienas žemiausių tarp ES šalių.
Tarptautinės organizacijos yra pastebėjusios, kad Lietuvos mokesčių sistema ne tik turi daug išimčių, yra sudėtinga, bet ir neteisinga, nes panašaus dydžio pajamas gaunantys asmenys sumoka skirtingo dydžio mokesčius. Pavyzdžiui, Pasaulio bankas pastebėjo, kad Lietuvoje gyventojų pajamų mokesčio tarifas labai priklauso ne tik nuo pajamų dydžio, bet ir jų rūšies. Taigi, siekiant didesnio efektyvumo ir teisingumo, reikėtų tobulinti mokesčių sistemą. Apibendrindama norėčiau pabrėžti keletą dalykų. Biudžeto stebėsenos departamentas siekia prisidėti prie viešųjų finansų tvarumo ir stabilios ūkio plėtros. Mūsų vertinimu, deficitas tikėtina augs net ir priėmus papildomus pajamų šaltinius gynybai dėl įprastai kasmet didinamų ilgalaikių išlaidų. Jeigu išsipildytų prognozės, 2027 metais už skolą mokėtume dvigubai daugiau palūkanų nei 2023 metais. Jeigu norime kokybiškų viešųjų paslaugų, būtini ambicingi sprendimai dėl papildomų pajamų šaltinių.